Jis tas pats vaikinas, čia pat iš pačio rajono mėgo žaisti krepšinį ir nevartojo alkoholio, turėjo daug idėjų ir siekė pats jo. Nebuvo turtingas ir mažas kiekis draugų, tačiau didžiausias ramstis buvo jam tu mergit, kūrė planus į priekį, bet tave save vadino nieku, ne kartą per pykčių žadėjo išeiti ir nebegrįžti su laiku. Tikiu, ji mergaitė čia pat iš gretimo kiemo, žydrų akių ir veidas mielas, nuostabus plaukais, neiškėsiusi nieką, ji mėgo jį ir jam labai patiko tai. O mergaitė šiek tiek neeilinė, norėjo parašyti knygą apie tai, kaip įveik neįveikiamą lygą ir kaip nėra vaistų nuo nelaimingus meilės, kaip vienas be kito negali ir klausimas lieka kur tu. Kodėl šiai, kodėl palikai, kodėl nelabai, kodėl sugrįžai, kodėl sapnuose matau tave, kas naktį aukštai danguje. Kodėl šiai, kodėl palikai, kodėl nelabai, kodėl sugrįžai, kodėl sapnuose matau tave, kas naktį aukštai danguje. Jie du truputį skirtingi ir kartais abu pritingi, bet kaip ir viskas gerai, pakolas įdėpi trečias išardė meilę galingą, nuodingi žodžiai iš lūpų jos, vietoj myliu tu niekas nepaguos iš šilumos, jam nei viena neatstos, nei jau buvo toks prastas, galbūt net taip kažką dar pasakiau, idėja viena galvoje iškilo, nereikalingas niekam, todėl dainojos neprabilo apie tai, kaip nori išeiti bahūras, tačiau prabėgus po metų giliai ir vėl susipynė, jis vis dar myli ją tyli, ji bijo jo, tačiau pabando pasakyti, o jis toliau tyli, ji verkia, galvoja, kad jau jos nebemyli, bet vos akimirkai stojus, jis ją stipriai apkabino ir ištarė garsiai žodžius, džiaugiuosi aš tave myliu.